Sveiki kolegos, šiandien noriu Jums parodyti, kaip apsiūti sijono apačią apkantavimo juostele. Kai nesimato blogojoje pusėje overlokas, viršuj matomas prasiuvimo peltakis. Tokiu būdu Jūs galite apsiūti pusiau saulės kirpimo sijonų apačią, platėjančių sijonų apačią, GD sijonų apačią, suknutės apačią. Taigi, pradėsim pamoką. Naudoju juostelę, išsikirptą, įstrižą, ją prisilyginu per pusę. Jos plotį galite reguliuoti, kokį jūs tik tai norite. Mano juostelės plotis, prilygintas per pusę, yra maždaug taip 1,6–1,7 cm. Kai lyginat juostelę, labai svarbu jos nepatempti, kadangi jinai yra įstriža, jūs ją galit labai padaryti tada, kai tempsit labai nevienodo pločio. Dedu prie savo sijono, taip vadinamo krašto, taip, kad visi šitie trys kontūrai, juostelės du kraštai ir sijono apatinis kraštas, kad jie visur sutaptų. Sudėjus juostelės ir gaminio kraštus, prisidaikstau, segtukais prisisegu, arba jeigu nesate įgudę, siūlyčiau prisidaikstyti. Taip yra daroma tam, kad šita juostelė nesuįstrižuotų. Mašina jos nepatemptų prisiuvinėjant. Prisiuvam 5 mm nuo šito krašto. Siuvame iš juostelės pusės. Svarbiausia, prasiūti tiesiai, kad visur atstumas būtų idealiai vienodas. Juostelė negali būti nei ištempta, nei sulaikyta. Kadangi prasiuvom 5 mm pločio siūle, jos aš nenukirpinėsiu, lenkiu juostelę į šitą pusę, į blogąją pusę ir darysiu iš sijono štai tokį 1–2 mm persilenkimą. Jis yra reikalingas tam, kad juostelė nebūtų matoma gerojoje pusėje. O va dabar reikia jau ir išsidaikstyti. Kai daikstote, juostelės stenkitės nepatempti, būtinai padarom poros milimetrų persilenkimą. Štai čia. Dygsniuoju arti juostelės krašto. Dygsnių dydis 5–7 mm. Labai svarbu, kad va šita siūlė nebūtų įkritusi į vidų. Ištaisom ir dygsniuojam. Ir taip per visą sijoną. Kai nudaikstysiu, va tada jau išlyginsiu. Lyginu iš blogosios pusės. Kai lyginat, negalima apačios tempti, reikia lygintuvą tik padėti su garais ir pakelti. Padedam, palaikom, pakeliam. Nes jeigu jūs patempsit, va taip su lygintuvu, jūs ištampysite gaminio apačią. Kai prilyginom, siūsim iš blogosios pusės ir jau siūsime per štai šitą išorinį juostelės kraštą. Labai svarbu, kad juostelė visur eitų vizualiai vienodo pločio, todėl kad nusiūtas peltakis bus matomas gerojoj pusėj. Siūsiu 1 mm atstumu nuo krašto. Prasiuvus galima pasižiūrėti į prasiuvimo kokybę. Jeigu milimetras nuo krašto visur yra lygus, ardom daiksto siūlus ir galutinai prilyginam. Ir štai taip atrodo galutinis variantas. Sijono palanka palenkta su apkantavimo juostele, jokio overloko nesimato. Iš gerosios pusės yra matomas prasiuvimo peltakis. Su jumis buvau aš, Ramunė Savilienė. Susitikim kitose pamokose.